Noriu pasidalinti apie atpažinimą, apie pajutimą ir kaip iš tikrųjų galime mes atpažinti, kas yra mūsų. Ne visiems taip, skirtingai būna vienų atpažinimas pirma mintis, kūnas pasako, bet jeigu mes tai praleidžiam, tą pirmą tokį pažinimą, būna blužninis, jisai toksai tarsi blužnis pasako taip arba ne, bet staigiai. Jeigu mes jos nepaklausom, po to gali visaip ir skirtingai jau jinai kalbėti. Tai vat tiem žmonėm pirmas atpažinimas, kiti atpažįsta per emocijas, jie turi išlaukti. Labai svarbu savo atpažinimą sužinoti, išjausti, kaip mes gaunam tos atsakymus per kūną. Tai emocinis atpažinimas yra, jisai gali būti skirtingoj emocijoje ir skirtingas atsakymas. Dėl to turim išlaukti skirtingas bangas mūsų emocijų ir apibendrinti. Tada išjausti, bet skirtingose emocinėse bangose nedaryti pirmo sprendimo, nes tai gali būti tik ta banga, o pačioj bangos gali būti visai kitas sprendimas. Toj bangoj kitokioj vėl kitas atsakymas sprendimo. Tai turi toks žmogus emocijų žmogus, ypatingai būna tie, kurie turi tą tokią stiprią su balsu surištą emocinis autoritetas, tas emocinis žmogus turėtų išlaukti skirtingų bangų ir tada tik tais duoti atsakymą, kai jam visa banga bus aiški, visos skirtingos situacijos, skirtingi atsakymai bus aiškus, tik tada priimti kažkokį sprendimą. Yra kiti žmonės, kurie daro sprendimus iš vidinio atsako, iš tokio skrandis tarsi pasako. Tai man tai apskritai net neskrandis, toks vidinis, bet man taip širdis pasako. Ir pavyzdžiui, aš gyvenime, kaip atsirenku dalykus, visada žinau, kad aš pajusiu. Aš negaliu duoti atsakymo, kaip šiandieną buvo, sakau, labai įdomiai skamba, bet aš negaliu duoti atsakymo, aš turiu pajausti, nuvykus į tą vietą, pabūti joje ir pajausti. Ir visada net būta, kaip ir kaušį, labai, čia kažkada seniai taip kvailai, be logikos, nes aš nežinau, net neįsivaizduoju nei kaip, nei kas, tiesiog, bet pasikliauju pajutimu, įeinu vis ir jaučiu ne, man net neįdomu, ką man sako žmonės, bet aš jaučiu, kad ne. Ir kai atėjau, atsimenu, šią erdvę, tai net susijokiau, wow, kiek čia mano daug energijos jau yra, atpažinimas įvyksta. Tai tada iš karto, man net nesvarbu buvo, ką sakė žmonės, bet čia jau keli metai atgal. Ir šiandieną vėl toks labai aiškus buvo, mane nuvežė į tą vietą. Aš pabuvau ir sakau, aš duosiu atsakymų, kai aš joje pabūsiu, negaliu duoti atsakymo. Aš pabuvau ir aš tiesiog matau, kaip mano visas kūnas ir energetika įsiskleidė kaip ta gėlė. Ir taip užkaito širdis, aš vaikštau ir tik tais, galva linkčioju. Taip, tai yra taip. Tiesiog čia tiek daug mano energijos, kad, wow, tai yra tai. Ir mes turim pasitikėti šitų pajutimu. Pasitikėti, nes tai jau yra, tik ne šitoj laiko taške, ne šitam. Taip, iš tikrųjų, aš dabar, kai atgaminu šiaip su žmonėm, aš tai visada jaučiu, kad, wow, aš tave pažįstu, tik nežinau, ar iš praeities, ar iš ateities, nesuprantu dar iki galo. Ir dabar neatsiminiau vieną erdvę, praeitą vasarą buvau, aš ją taip drąsiai ėjau ir wow, čia kokia stebuklinga erdvė ir, ta prasme, kad aš jau joje esu buvus, taip labai įdomiai veikia, mes turim pradėti šiek tiek matyti šitą visą pasaulį, ne taip labai linijom, kampais ir taip toliau, tai yra kairys mūsų pusrutulis, taip kaip yra sistema. Bet jeigu mes savo matymą perkeltume daugiau į dešinį pusrutulį, į tą kūrybingumo pusrutulį, kur sako stebuklai, magija, mistika ir taip toliau, tai yra metafizinis tas toksai pasaulis, kur yra viskas šiek tiek kitaip negu kairiam pusrutulį.
Ir tai vadina, kad magija kažkokia vyksta, stebuklai vyksta, bet tiesiog reikia perprasti visus dėsnius. Tai su laiku ir su stebuklais esu visiškai tai apie mane. Bet tiesiog plėskim tą tokį, neprisiriškim prie pavadinimo, o pabandykim patys pajausti tam, kaip mes tai suvokiam. Bet taip labai sąžiningai aš visada padedu ir gal net noriu ir pati matyti dalykus naujai, neprisirišant prie kažkieno minčių, prie kažkieno vizijų, pabuvoti tame, bet neprisirišti ir vėl išeiti, pabuvoti, išeiti ir priimti tai kaip gal tai tiesa, o gal ir ne, nes tai yra iš to žmogaus perspektyvos ir niekada savęs nenuvertinti, kad galbūt, o mes jau nieko nesuprantam. Šiandieną turėjau labai įdomų pokalbį, vėlgi, sako, atsitiktinumai nėra, taip energija pritraukia energiją, niekada nevažiuoju, šiaip iš tikrųjų labai retai važiuoju kažkur ir nuvažiavau kažkodėl į senamiestį, į tokią kavinukę, atsisėdau, tiesiog atėjau ir vienu metu net įėjom, pasiėmėm kavos, išėjom į lauką, atsisėdom prie skirtingų šalia staliukų su tokiu vyru ir mes iš tikrųjų natūraliai užsimezgė pokalbis ir labai iš tikrųjų labai fainas, sąmoningas pokalbis, tiek ilgai mes kalbėjomės. Ir labai daug temų mes palietėm apie stebuklus, apie svajonės, apie materializaciją, apie knygas, apie, ko mes ten tik tais nepalietėm. Ir žmogus sako, aš tikrai skaičiau tokią visų vertinamą knygą ir skaitau ir sako, ar aš toks kvailas, ar kas su manim yra, bet skaitau ir nieko nesuprantu. O sako, aš esu visą gyvenimą knygų mylėtojas, skaitau jas. Bet sako, vienas tu skaitai ir jauti, kitas skaitai ir nesupranti net. Tai yra, kad ne visas knygas mes galim skaityti širdimi, nes ne visos knygos parašytos širdimi. Todėl mes turim ir kiekvienam skirtingai, ta širdis vėlgi, kiekviena netgi kūrinys, jisai yra sukurtasgi arba per kairį pusrutulį, arba per dešinį pusrutulį, arba susiligiavus kairiam ir dešiniam per širdį sukurta. Skirtingi dažniai, skirtingos energijos. Ir jeigu mes kažkokio kūrinio nesuprantam, reiškia, netitinka mūsų energetinis dažnis ir mes mūsų širdis nesupranta tos kalbos, kuria buvo parašyta ta knyga, nors fiziškai mes skaitom, bet energetiškai mūsų dažnis visiškai netitinka. Ir mes, kritikai, pavyzdžiui, čia irgi labai plati tema, galima ginčytis daug dalykų, bet vieno dažnis atitinka tą kūrinį, kito dažnis tą kūrėjo kūrinį, kito dažnis netitinka. Ir žmonės kapojasi, vertina, nėra to, negali būti to vertinimo. Ir man labai įdomu būna pačiai save stebėti, kaip aš kartais iš vieno kampo į situaciją žvelgiu vienaip, kartais žiūriu iš priešingo kampo jau kitaip, kartais žiūriu per širdį dar kitaip. Ir atrodo, kad asmenybės kažkoks susitrejinimas taip nėra. Mes, jeigu gebame iš skirtingų kampų į viską žvelgti, įjungti, išjungti tam tikrus savo neuronus, netgi savo psichikoje, tada mes galim skirtingus net pasaulius matyti. Mes galim užverti stebuklų pasaulį, iš logikos matyti. Labai ribotas pasaulis, bet labai aiškus. Galim atverti dešinį pusrutulį ir wow, tada tiek daug atsiveria galimybių. Jeigu užveriam kairį pusrutulį, tada, toks bardakėlis gaunasi, bet super, viskas labai jau stebuklingai. Bet kada mes pradedam įjunginėti ir susiligiuoti dešinį su kairiu, tada natūraliai viską vertinam pagal jausmą, širdį. Ir kada reikia, įjungiam kurį, tai reikia pusrutulį, įjungiam, išjungiam, užduodam komandas, sąmoningai einam kartu su protu, viską susiligiavę. Bet tam reikia daryti tyrimus tokius ir nevertinti, ta prasme, priimti viską kaip galimybę. Ir suvokti, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas gyvenantis šitoj žemėj yra žmogus. Ir nebijoti su pagarba, bet nebijoti pripažinti, kad kitas irgi gali suklysti
ir nebijoti pasakyti, kurioj iš mūsų perspektyvos tai atrodo klaidos su atjauta ir meile, bet va tas, tyrinėjau šitą energiją, tas mes linkę sakyti, kad pagarba yra, tai tu negali kitam duoti pamokos. Pagarba yra, kada tu esi sąžiningas su savimi ir leidi savo pasakyti, padėti kitam užaugti. Tai yra didžiausia pagarba prieš save ir prieš kitą. Nes kada mes nuolaidžiam ir klupčiojam ir nesvarbu, kas tai yra, koks tai yra žmogus, iš pagarbos mes turim padėti vieni kitiem iš pagarbos. Ir tam reikia drąsos ir tam reikia, čia atsiranda daug vietos žmonių vertinimui nedėkingas, žmonių vertinimui, kad nepagarbus, vertinimui, kad kaip tu taip drįsti, ar ten dar kažkas. Ne, tai yra su meile padėti vienas kitam augti. Ir nesvarbu nei amžius, nesvarbu nei pozicija, nesvarbu, niekas nėra svarbu. Mes čia esam visi širdis širdyje. Ir nesvarbu, ką įkūnijam. Visi esam lygus, visi esam vienodi. Pagarba visiems. Pagarba vaikui, pagarba garbingo amžiaus žmogui, pagarba paaugliui, pagarba suaugusiui. Pagarba visiems. Ir vaikas, paauglys gali būti didis mokytojas suaugusiui. Tai tas ego nuleidimas ir emocijos pasitaiko, visiems visai pasitaiko. Ir tikras žmogiškumas yra, kada tu matai ne žodį, o už to širdį. Ir už to matai, nujauti. Gali žmogus iškeikti, emocijas, gali nesusivaldyti, dar kažkas atsitikti. Bet jeigu mes už to matom, kad tai nevyko be priežasties, galbūt mes iki galo nežinom situacijos, mes nežinom, kas vyksta energetiniam lygmenį, nežinom detalių ir taip toliau, bet kas vyksta, reiškia, tai turi vykti, tai yra priežastis, dėl ko. Nebūna vienas atsakingas už tą priežastį, yra kelios pusės visada. Ir čia visapusiškai santykiuose, darbuose, moksluose, visur tai galioja. Svarbu suvokti, kad mes visi esam čia lygus ir augam visi. Visi. Ir meistrai auga visada, nes dar yra čia fiziškai. Tai tiesiog mes turim nustoti vertinti. O kartais net atrodo, situacijos sukrenta taip, šoką padaro, proveržį. Iš tikrųjų yra tokia net human design, būtent kalbant, tai yra proveržio vartai, kurie taip gaunasi, jų energija nuolat sukelia šoką ir energizuoja procesus. Ir atrodo, kad kaip baisu, kokia yra tragedija, kaip kokia nepagarba, kokia yra, kaip taip galima, bet tokie dalykai, taip stiprus, kaip šaltas dušas, pramuša energijas. Ir būtent tai mus transformuoja. Ir mes tai galim vadinti, kad tai yra didžiausias blogis, bet iš esmės tai yra būtent tai, didžiausias blogis atneša didžiausią gėrį. Ir gali tas žmogus savo norų įkūnyti tą energiją, kad ir kaip jisai yra, širdyje jam net aš esu su tuo susidūrusi. Oi, mano brangus žmogus, mano širdies žmogus, man yra net sakęs, sako, aš nesuprantu, kodėl man gaunasi su tam taip negražiai elgtis ir sakyti taip, taip bendrauti. Ir sako, ir kodėl tu neįsižeidi, kaip aš taip, kaip taip, nes aš tai priimu kaip man, kad tai reikalinga, tai padeda man augti, nes kitaip neišeina.
Ir aš sąmoningai tai suvokiu, jeigu neišeina gražiuoju, tai išeina tada tokiu būdu. Nes šiaip iš tikrųjų aš save antiek užgrūdinus ir fiziškai, kad ir ant vinių, ir per šaltį, ir karštį, ir gaunasi tam žmogui, kad reikia panaudoti tą grubesnę energiją tam, kad prasimuštų tam tikri blokai. Tai mes, o kartais tam, kad užgrūdinti, jeigu žmogus labai visko vengia, bijo, tai tam, kad užgrūdinti, kartais reikia sužaloti, kad sustiprėtų žmogus. Nes glostant, jisai tik tais dar labiau užsiglosto. Tai visai būna. Ir mes, ir tiesiog energija su energija veikia. Ir mažiau vertintume, daugiau tiesiog priimtume procesus kaip savieiga, tai daugiau būtų, manau, augimo. Daugiau būtų tiesiog augimo ir paleidimo. Tai šiandieną kažkaip, nežinau, visai ne pati norėjau kalbėti. Bet matyt taip reikia. O norėjau, jau net pamiršau, apie ką pradžiai pradėjau kalbėti. Bet matyt taip reikia. Ir tiesiog būkime širdį. Jeigu tai įmanoma kažkaip, kuo daugiau leiskim savo jausti širdimi, kuo daugiau leiskim savo, atverkim tą, tai šiandieną dar irgi, kol mane vežė į tą vietą, kurią atpažinau, kad ten būsiu kurį tai laiką, tai dirbsiu. Tai iš tikrųjų, tai kalbėjomės ir sako, mane išmokino pasaulį matyti. Nesakau, kad jūs labai, gamta, kaip gražiai apie paukščius, apie gėles kalba, tai sakau, jūs sakyčiau, kad labai kūrybiškas, nes sako žmogus, aš labai nekūrybiškas. Sako, matai, mane labai išmokino, aš buvau kurį tai laiko tarpą tarp tokių žmonių, kurie mane mokino ir išmokino matyti viską kitaip. O aš klausau ir galvoju, kaip tai kitaip. Ir jis sako, matai, aš labai logikos žmogus. Ir sako, aš pradėjau matyti kitą pasaulį, kitaip. Ir aš klausau ir galvoju, geras. Tai kaip aš bandau suprasti, o koks yra tas tada prieš tai pasaulis, koks yra tas pasaulis, kuris nėra sujungtas su dešiniuoju pusrutuliu, kuris nėra tik tais logikoje, pavyzdžiui. Kaip jisai tada atrodo? Ir turbūt jisai atrodo taip, kaip medžiai, mes medžiuose arba gėlėse nematom nieko. Tai yra tik tais, mes jų net nematom. Bet kada mes pradedam matyti gamtą, sustoti, matyti gėlę, pasinerti į gėlę, tapti gėlę, išgirsti paukštį, kalbėti su paukščiu, tapti jo balsu, tapti jo skleidžiamą muziką, užuosti orą, erdvę, jausti kiekvieną vabzdelį, kuris yra erdvėje, kalbėti su juo, kalbėti su kiekviena gėlele ir kiekviena žolele, jausti, kokią energiją jis skleidžia, kuriai kūno daliai jinai reikalinga, su kuria mūsų kūno dalim, kokia emocija, kokiu jausmu bendrauja. Pažinti, pasinerti į gamtą, į kūrybiškumą, susikalbėti su paukščiais, girdėti gamtoje, energijoje tvyrančią muziką, tylos muziką. Tai yra tas kitas pasaulis. Tas kitas pasaulis, kuriame viskas tampa įmanoma, kuriame atsiskleidžia, išsiskleidžia mūsų loginio pasaulio, sugalvoto pasaulio, sustatyto pasaulio realizacija, kuriame susitinka gėris su blogiu, kuriame susitinka tamsa su šviesa, susitaiko ir apsikabina, kuriame mes visi tampam šeima, kuriame mes visi tampam vienas dėl kito.
kuriame yra daug meilės, pasitikėjimo, gerumo, švelnumo, šilumos, rūpesčio, džiaugsmo, grožio. Kuriame mes matom tai, ko nematom dažniausiai. Kuriame įeini kaip į burbulą į kitą erdvę ir dar kitą erdvę. Kuriame įmanoma viskas, kuriame gali portalus atverti, stebuklų portalus. Kuriame gali fantazuoti, įgalinti savo vaizduotę ir taip sukurti naujus pasaulius. Tai yra bendrystė mūsų, kada mes atveriam ir dešinį savo pusrutulį, savo vaizduotę, kūrybiškumą ir įgalinam kairį pusrutulį, atsipalaiduoja jisai, tada dešinį su kairiu už rankučių susikabina ir tada mes galim išgirsti savo širdį, užuosti garsą, kada mes galim matyti užsimerkus širdimi, kada mes galim girdėti spalvas, muziką užrašyti, kada mes galim kurti tokius gražius kūrinius, poezijas, maistą, stebuklus per jį daryti. Kuomet mes galim kurti poemas, knygas, tiesiog buvimu kurti tą energiją aplink save. Tokią, kurioje žmogus atėjęs gali tiesiog pailsėti, tiesiog pabūti. Tame stebuklų pasaulyje tiesiog įsikvėpti, pailsėti ir eiti toliau. O Dieve, kaip nuostabu, aš šiandien sakiau, kokią turiu svajonę 2 žmonėm kurti dvasinį uostą. Bet tik dabar supratau, kad aš jį jau senai kuriu. Tai ir yra, kada mes gyvenam širdimi ir savo buvimu skleidžiam tą muziką. Kada mes leidžiam kitam ateiti į tą erdvę, tiesiog pailsėti, pasikrauti, pabūti. Tiesiog pabūti tyloje ir toliau eiti. Prisišvartuoti į tą uostą, pabūti jame ramiai, pagyti, tiesiog buvimu. Ir susitvarkius savo tą laivą, plaukti toliau. Plaukti toliau į savo nuostabią kelionę. Unikalią, skleisti pasaulį savo grožį, atrasti save, pasitikėjimą savimi. Ir toliau skleisti, nes visi mes esam skirtingi, visi savaip unikalūs ir ten, kur mes esam, tai yra pati geriausia vieta, kur mes galim būti. Nesvarbu, kokia tai yra vieta. Tai yra pati tobuliausia vieta šioje akimirkoje. Jeigu esam pasiruošę kažkam kitam, tai reikia tai pasakyti. Sau, nuspręsti, leisti visatai sudėlioti, protui sudėlioti, ko širdis nori. Bet pirmiausia, priimti tą akimirką, nes jinai yra pati tobuliausia, kokia tik gali būti dabartyje. Ir leisti, kad stebuklai toliau vyktų tavo gyvenime. Ačiū,
kad galiu kalbėti ir bekalbant supratau, kad aš savo svajonę jau senai vykdau. Senai darau ir nebūtina fizikoje turėti tai, prisirišti prie kažkokio tai pastato. Mes darom daug daugiau negu galvojam, bedarys, ką darom. Visada taip yra. Tiesiog leiskim savo tai pamatyti, pripažinti. Svarbiausia, kad visą tai darom iš širdies. Tai gražios tau dienos šiandieną. Šypsokis, išgirsk paukščius, pumpurus pamatyki, medžių. Leis savo daugiau jausti tą pavasarį, nuostabų pavasarį. Ir pasitikėk, viskas visada vyksta tobulu laiku ir tobuloje vietoje.